Sveiki visi, krepšinio laida Ginčas, jūsų ekranus ir Rautenis Pulauskas, Kęstas Rimkus, Donatas Urbanas. Pasikalbėkime apie dar vieną pirmadienį sprogusią bombą. Rimas Kurtinaitis grįžta į krepšinį, pusmetį su žiniasklaida nebendravęs, pusmetį niekur nematytas treneris, pasirašė sutartį su ne bet kokia, bet Eurolygos komanda. Kurtinaitis grįžta į Chimkus, bandys traukti juos iš Eurolygos turnyro lentelės dugno. Ir tik priminsiu vyrai, kad vasarą jis dar netiko Vilniaus Rytui, nuspręsta buvo eiti su Dainiumi Adomaičiu ir Kurtinaitis po trumpų atostogų, beje prisiteisęs tos pačius 500 000 eurų iš tos pačios Chimki komandos dėl neišmokėtos kompensacijos prieš 2 metus, vėl grįžta Chimki, kurią treniravo 5 metus. Vyrai, kiek jums tai buvo netikėta? Man prisipažinsiu, nebuvo labai netikėta. Na, kažkaip instinktyviai taip žiūri tą naujieną ir atrodo, kad galėjo patikėti, nors iš šalies atrodo keistai. Ne? Klubas ir treneris lyg tai turėjo reikalų teisme, treneris turėjo tam tikrų konfliktų su pagrindinė klubo superžvaigždė Aleksejų Švedu. Kas neturėjo be konflikto su Aleksejumi Švedum? Turbūt. Kita vertus, turime prisiminti, kad Rimas Kurtinaitis neturėjo jokių viešų pareiškimų apie Chimki, apie tai, kad jam neišmokėjo atlyginimų, jisai elgėsi labai diplomatiškai ir tyliai, niekad nesiskundė, paliko darbus daryti agentui, teisininkams ir pats tikrai nesusipyko ir netgi, man atrodo, palaikė santykį su Chimki vadovais, buvo ir tenai iškeliavęs kažkurio tai metu ir galvoju, kad Chimki tikriausiai irgi Rusų klubo vadovybėse visą laiką labai svarbu ne tik treneris, bet ir tie žmogiškai santykiai. Rimas Kurtinaitis, žinome jo asmenybę, kaip jisai, koks jis yra simpatiškas žmonėm, kaip moka bendrauti, jį ten Rusijai gerbė ir dar nuo sovietinių laikų. Ir galvoju, kad šita sąjunga tokia nėra tokia keista, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ir tikrai, Kęstai, pritariu tai minčiai, kad asmeniniai santykiai čia vaidina ne paskutinę turbūt net svarbiausia vaidmenį. Ir peržiūrės turbūt paskutinių metų trenerių kaitos tendencijas, taigi mes matom, kad vienas treneris, kuris dirbęs jau tam klube, nebūtinai jisai į tą klubą jau nebegali grįžti. Ta pati Velimirą Perasovičių, paimkime, kuris buvo Baskonijos komandos treneris prieš keletą metų, šiandieną jis vėl jo tapo. Aš turiu vieną pavyzdį, kuris yra tikrai galbūt labai juokingas, kad Crvena Zvezda vienais metais keitė 5 trenerius ir paskutinis jų treneris buvo tas, kuris pradėjo sezoną. Tai Rimo Kurtinaičio sugrįžimas į Chimki po keleto, kiek čia metų praėjo? 2-3 metai, labai nedaug. Tai manau, kad visiškai nėra stebinantis reiškinys šiandieniniam krepšinėje. Žinant, ką tu paminėjai, Rimo artimą, sakyčiau taip, šiltą bendravimo ir mentaliteto sutapimą turbūt taip, su tai žmonėm, žinant išlaikytus ryšius, tuos pačius žaidėjus kai kuriuos ir turbūt agentai suvaidino čia ne paskutinį vaidmenį, kurie, pamačius, kas tam rate sukasi trenerių ir ką geriau yra paimti. Taip, Obradas Fimičius beje labai turi glaudų ryšį su Chimkiais jau seniai. Stebėtis iš tikrųjų nereikia. Aš tik stebiuosi vyrai Chimki klubo neadekvatumu. Ar būtų galima pavadinti šitą sezoną didžiulę tragediją, kai Chimki yra per 2 pergalės nuo Eurolygos ketvirtfinalio, plus jau ilgą laiką žaidžia be pagrindinės savo žvaigždės Aleksėjaus Švedo, kuris komandoje yra svarbiausias žmogus, svarbesnis negu už vyriausiai treneriai. Aš nepavadinčiau tai labai blogų sezonų. Juo labiau Chimki dabar turėjo neblogą atkarpą, jie buvo laimėję keletą Eurolygos rungtynių be Švedo ir nugalėjo netgi Stambulo Fenerbahčę, kas yra didžiulis pasiekimas. Pastarąsias 2 Eurolygos rungtynės jie pralaimėjo Anadolu Efes ir Olympiakos, bet išvykose tai yra elitiniai klubai, top 5 Eurolygos komandos, kur tu tos pralaimėjimus gali visiškai pateisinti, bet BTB lygoje buvo patirti tik 2 pralaimėjimai ir prieki užleistas tik Maskvos CSKA klubas, taip kad viskas dar buvo prieš akis, klubas dar laukia Aleksėjaus Švedo, lygtais viskas turėjo aukti ir kilti viršų ir aš esu girdėjęs, kad pats Barcokas prieš savaitę ar 2 viešėdamas Graikijoje dar džiaugiasi, kad jo vadovybė pasitikė, nes VTB lygoje stovi pakankamai aukštai, kad jie tvarkosi gerai, bet be Aleksėjaus Švedo ir situacija palyginus dar yra visiškai normali. Bet grįžtam prie to, kad Rusijos krepšinio klubai ir jų vadovai, ne tie vadovai, kurie galbūt prisiima krepšinio sprendimus, bet tie, kurie finansuoja komandą, kurie slepiasi, kurie nesislėpia, bet gyvena savo prabangiuose rūmuose ir iš tenais siunčia nurodymus, kartais įsijungia atsitiktinai
rungtynės, pamatė vaizdus, kurie galbūt tą akimirką jiems nepatiko ir nusprendė, kad komanda turi eiti taip, o ne kitaip, būtent jie priima tuos sprendimus ir manau, kad iš esmės ir Bartsoko istorija pasibaigė tuo, kad kažkas iš viršaus pamatęs, nežinau, ar turėjo kažkokių asmeninių problemų su Bartsoku, gal Bartsokas nebuvo malonus, žinom, kad Bartsokas yra šiek tiek keista asmenybė, galbūt kažkom netiko ir dėl to lieka iš darbo ir mes matom grįžusi Rimą Kurtinaitę, galbūt sakau, turbūt tik tas neadekvatumas mane šiek tiek nustebino šitoje situacijoje. Aš, Donatai, galvoju, kad galbūt ir antrasis variantas daugiau tikėtinas. Stebėdamas Bartsoką, matau, kad treneris iš tikrųjų kai kuriais momentais ir po rungtynių, ir rungtynių metu atrodė kaip pavargęs ir išsisėmęs. Rusijoje dirbti ir žaisti visą laiką komandai aukščiausiame lygyje ir jausti tokį sprendimą, tikrai nėra lengva. Ir aš vėlgi pasikartosiu, kad Bartsokui matyti ir pačiam ar sveikata, ar nervai, psichinė sveikata irgi netempė taip, ką jis iš tikrųjų darė nuo pat pradžių Chimkuose. Ir Rimas Kurtinaitis šiuo atveju žinomas yra, patikrintas karys, dirbęs beveik 5 metus, turintis, manau, kad tikrai žymiai pajėgesnė nervų sistemą ir mėgstantis kai kurias labai jau kritinės situacijas priimti ir nuleisti juokais. Aš galvoju, kad rusam, net ir tavo paminėtiems kažkokiems oligarchams, buvo labiau imponuojantis nei kad dabar išsikvėpęs ir neadekvačiai besielgiantis kartais Bartsokas. Aš dar noriu tik paminėti porą dalykų. Iš tikrųjų reikia vertinti Bartsoko talentą. Žmogus yra laimėjęs Olympiakos Eurolygą su labai vidutinė komanda, jisai nuvedė Krasnodaro Lokomotyvą. Koks kitas Rusijos klubas, bet CSKA dar buvo taip toli nužengęs, tas pats Chimki dar nematė tokių aukštumų. Ir Bartsokas iš tikrųjų, kai mes matėme rungtynes su Žalgiriu Kaune, jis iš tikrųjų suvystė Žalgirį. Savo taktiniais sprendimais jis nepaliko jokių šansų, nors daugelis iš tikrųjų tikėjosi, kad mes galime nugalėti Chimki. Taip kad iš tikrųjų tai yra geras specialistas, bet taip, tie asmeniniai dalykai galėjo pakišti koją, nes jis yra toks gan nesuprastas treneris, jo kolegos iš kitų komandų irgi nelabai supranta, bet kita vertus, idealizuoti Kurtinaičio, man jis labai patinka kaip asmenybė, labai įdomus žmogus, labai įdomus treneris, su kuriuo įdomu bendrauti, bet prisiminkim, kokie buvo jo metai Vilniaus Ryto komandoje ir kaip jis paliko Rytą. Iš esmės, jis turėjo nemažai problemų ieškodamas bendros kalbos su žaidėjais. Teko kalbėti, kad Ryto Rūbinė buvo vieninga, bet ji labiau vieninga iš tos pusės, kad jis susivienijusi buvo prieš trenerį. Tarp Rūbinės ir trenerio nebuvo kažkokios jungties. Kita vertus, Kurtinaičio koziris dabar nuėjant į Chimki, kad jis yra iš tų trenerių, jis iš tų old schoolinių senosios mokyklos trenerių, kurie būtent sezono metu įmesti į komandą gali padaryti tvarką, ją sutvarkyti, sulipdyti ir iš naujo prikelti kažkokiam šturmui, taikantis į, tarkim, Eurolygos ketvirtfinalį. Ir manau, čia gali būti jo pranašumas, jis aišku žino visą Chimki aplinką, tai jam irgi gali padėti. Jis žino, kaip bendrauti su Aleksejumi Švedu ir kokių klaidų nedaryti. Ir jis tikrai turi pranašumą šitoje situacijoje, kuri nėra beviltiška, tik 2 pergalių trūksta iki ketvirtfinalio. O čia aš vieno dalyko iš tikrųjų su kuo nenoriu sutikti, tai dėl santykių su Aleksejumi Švedu. Kurtinaitis yra griežto disciplinuoto krepšinio šalininkas ir taip kaip adaptavo Chimkų krepšinį Bartsokas prie Švedo, vargu ar kitam treneriui pavyks tai padaryti. Tuo labiau, kad būti priklausomui kartais nuo vieno žaidėjo, Chimkų pavyzdys įrodė, nėra visai blogai. Šiam žaidėjui reikia leisti mesti, jam reikia sukurti situaciją, sukurti erdvę, kurioje jisai gali puikiai improvizuoti. Pasirodo, kad Švedas gali dalintis kamuoliu, bet šitam žaidėjui reikia, kad jam tiktų treneris. Na, negali, jeigu 3 milijonai kainuoja žaidėjas, jo priversti būti tam tikros sistemos tik tai dalimi. Tu turi būti sistemos ašis ir apie jį turi suktis visas žaidimas. Sutinku, kad tai yra problema, jeigu to žaidėjas iškrenta, sistema griūna. Kaip Rimas sustiguos naujai šitą veikiančią, sakyčiau taip, mašiną, man yra irgi labai įdomu. Aš vis dėlto dar Rūtenį manau, kad kažkaip tikiu, kad Chimki vadovybė, kažkas iš Chimki tikrai turėjo kalbėti su Švedu apie Kurtinaitį kaip galima trenerį. Ir tas pats Kurtinaitis tikrai buvo informuotas, kad jis turės irgi taikytis prie Švedo. Ir manau, kad va čia gali būti rastas tas kompromisas šiuo klausimu. Aš irgi manau, kad Aleksejus Švedas nėra iš tų despotų žaidėjų visiškai nevaldomo charakterio, nes šiaip pakankamai ramus žmogus ir tasai, kuris galėtų, man atrodo, leisti
klaidas kažkokias tai palikti užmaršty. Lygiai taip pat kaip ir Rimas Kurtinaitis irgi yra pakankamai gudrus žmogus, buvęs sporto ministras Lietuvoje, galintis jaučiantis politinius vandenis tam tikrus, reikia pripažinti, kaip jisai laviruodavo ir politinėmis temomis, dirbdamas ilgai Rusijoje, nors jaučiu, kad pagal jo politinės pažiūras tai nėra turbūt šalis, kurios sistemai jisai pritartų, bet vėlgi mes niekada negirdėjom nieko kažko tai blogo, kalbant apie pinigai ir galimybė žaisti Eurolygoje. Tai yra tikrai veiksniai, kurie traukia kiekvieną. Bet klausimas abiems turbūt ir man pačiam, kogi tada siekia Chimki? Laimėti VTB ar kažką pasiekti daugiau Eurolygoje? Kaip Jūs manat? Geras klausimas, iš tikrųjų įdomu. Tokiais atvejais kartais klubai tiesiog siekia galbūt ne tai, kad eliminuoti klaidas, bet pripažįsta savo klaidą ir bando tiesiog baigti sezoną, nežinau, pritraukdami kažkokius elementus prie fanų, jos pamalodinidami. Aš turiu minėję, pavyzdžiui, Panathinaikoso atvejį, ko siekia Dimitris Ginokopoulos pasikviesdamas NCAA krepšinio žvaigždę, kuri nėra perpratusi, nėra susipažinusi su Europos krepšiniu. Tai akivaizdu, kad jie laukia vasaros, kada jau bus didesnis trenerių pasirinkimas. Manau, kad Chimki galbūt siekia kažkiek stabilizuoti situaciją, kad laimėti VTB aš labai to abejoju, nebent jie laukia galbūt, kol turės problemų ir CSKA. Iš tikrųjų geras klausimas, bet manau, kad tai yra labiau laukimas link vasaros. Aš galvoju, kad gali būti dar viena priežastis, tai tikrai negarantuoju, kad taip yra, bet Rimas Kurtinaitis palaikė labai gerus santykius su Chimki klubo vadovais ir galvoju, galbūt yra kažkokių tam tikrų... Pasilgo, ne, vieni kitų. Ne tai, kad pasilgo, bet Chimki karts nuo karto susiduria su tam tikrais finansavimo rūpesčiais, problemomis ir kartais reikia tokio žmogaus, kuris galėtų nueiti pas kokį gubernatorių ir pasakyti, štai, Rimas Kurtinaitis, tu mane prisimeni, o Rimai, aišku, kaip tokio žmogaus galima neprisiminti, be abejo, žinot, mums čia reiktų biškai 1-2 milijono klubui, Rimai, tau nieko negaliu atsakyti ir galvoju, tai gali būti irgi tokia tam tikra priežastis, kur Rimas Kurtinaitis turi pranašumą prieš tokį trenerį kaip Barcokas. Tai beje veikia tada, kai Chimki turėjo finansinių problemų, aišku, sunku įsivaizduoti, bet Chimki irgi turėjo finansinių problemų, kada 2013-2014 metais kažkur tada. Ir Kurtinaitis minėjo, kad irgi vaikščiojo, kalbino ir padėjo Chimkam iškęsti tą labai sunkų laikotarpį, kai nemažai žaidėjų iš tikrųjų norėjo palikti komandą. Bet kokiu atveju, praleidęs 4 metus Rusijoje, žinau, kad rusai yra sentimentalūs žmonės. Jeigu tu su jais ir išsiskiri, jie nori palaikyti santykius ir juos palaiko, labai dažnai paskambina, paklausia, kaip tau sekasi, kaip tavo šeima gyvoja, todėl su jais darbą tęsti yra pakankamai lengva, jeigu tu paklūsti dalinai jų taisyklėm. Ir dar vienas dalykas, kuris turbūt yra paskutinis, Rimas atėjęs vidury sezono drąsiai gali kelti sąlygą apie kitų metų sezoną ir gal dar apie kitų tolimesnių metų sezoną, o tai tikrai finansiškai naudinga. O gal dar gali kelti sąlygą gauti kažkokių naujų žaidėjų, kurie galbūt padėtų komandai palipėti į viršų. Lietuvių vieną kitą gal. Bet kuriuo atveju džiugiu už Rimą Kurtinaitį, iš tikrųjų darbas Eurolygos klube, visi šansai dar ir šį sezoną pasikapoti ir pasiekti kažką tai svarbaus ir bus labai įdomios rungtynės. Žalgiris dar važiuos į Chimkus, Rimas Kurtinaitis prieš Arūną Jasikevičių, intrigos dar čia bus. Viskas bus labai greitai, sausio 31. Žalgiris Chimki Mytyšiuose ir dienos pabaigoje pasidžiaugim. Eurolygoje turim Lietuvos trenerį. Rūtenis Paulauskas, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas. Tai buvo 15 min laida Ginčas, mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale.